Labas rytas, šiandien pas mus jau yra 18 vlogmas diena. Dabar traukiu Instagram'ui kortas, nuvedžiau vaikus į mokyklą, tai dar net šaliko nenusėmiau. Ir sakau, ištraukime jum kortas, bet prieš tai norėčiau atsakyti tokį komentarą, vakar gavau komentarą, tai nežinau ar vakar ar šiandien, tai aš rytą pamačiau. Tai viena moteris parašė ir aš nemanau, kad ten piktai ir aš šiaip ne tai, kad nebijau tų piktų komentarų, tuoj Maksai, eisi, mano šuo laukia, kad į lauką eitume. Nes tiesiog aš dalinau savo mintim, o jau, ta prasme, niekam neperšant tų dalykų, nes aš, man atrodo, kad tas visas dvasingumas, tos temos ir pozityvumas, manifestavimas yra taip jau per daug pernaudota, nežinau, ar tai tinkamas žodis, overused, kai jau visur mes tą dalyką naudojame, jis prarado prasme. Ir jeigu pastebėjot, nežinau kaip Lietuvoje, nes Instagrame yra tas dalykas, bet Amerikoje, TikTok'e, jis yra toks jau tenais irgi pagautas naujas bumas ADHD, tas ADHD sutrikimas, man rodos, skaitosi. Ta prasme, kai jau žmonės savo diagnozuojasi ADHD, irgi toks jau atrodo viską, ką keistesnio daro, tai nurašo tam. Tai čia irgi iš tos serijos, kad tu irgi nenori prisimti atsakomybės už toks, koks esi ir atrodo, žinot, kaip būna, čia irgi gal truputį kitokia tema, bet aš tą labai pastebiu visuomeniai, kad, tarkim, žmogus turi kažkokių problemų ir kai nueina žmogus pas daktarą, jeigu jam diagnozuoja, tarkim, depresiją ar tą patį ADHD, ar dar ten kažkokį sutrikimą, tai atrodo, tu tarsi nusimeti atsakomybę nuo savęs, kad, okei, man taip yra, bet aš turiu depresiją, tu gauni tokį vos ne, kad pasteisinimą, kaip kai vaikystėje, tarkim, susirgi, nuneši lapuką mokytojai, kad turėjai gripą arba į darbą nenueini, nes, tarkim, susuko nugarą, tai turi biuletenį tokį kaip pasiteisinimą, kodėl tu dabar taip elgiesi ar nesielgi atitinkamai. Tai atrodo, kad žmonės irgi tą labai naudoja, man tas, nežinau, labai keistas yra fenomenas, kai vis kažką mes panaudojam, tam, kad atrodo neprisimti atsakomybę už savo gyvenimą, neprisimti kaltės, kad mes tokie ar tokie, nes, aš taip elgiuosi, todėl, kad aš turiu ADHD, tai čia negalit manęs pykti, arba aš čia tokie, taip pasielgiau, kažką ten padariau, nes man yra depresija, ar ten kažkas, tarkim, nutiko gyvenime asmeniniam, čia į tą temą. Tai ta moteris man pakomentavo, kad kažkaip maždaug, kodėl jūs skaitot, žiūrit kortas, nes kortos tai raganystė, ta prasme, turiu omeny, o raganystė ir dvasingumas nėra susiję. Tai į tą raganystės temą, iš vienos pusės, kaip tu pažiūrėsi, aišku, kitiem kortos, nes netgi yra tose knygose, nes netgi turiu Taro knygą, toj parodysiu. Ir čia yra pavadinimas Modern Witchcraft, tai moderni raganystė, tai jo, jie ten skaito kaip raganystė, bet irgi, kas ta raganystė, irgi čia tokia visai kita tema gaunasi, nes dvasingumas, aš nežinau, gal moteris turėjo meni, kad labiau palygino dvasingumą su religija ar religingumu, tai dvasingumas tai tikrai nėra religingumas ir nežinau, gal tas lietuviškas žodis dvasingumas panašiau į religingumą, tas dvasia žodis, tas kaip yra netgi religijai šventoji dvasia. Nes tos mintis, tos teorijos, kuriomis vadovaujasi dvasingumas, tai ir visa ta manifestacija. Čia dvasingumas yra labai toks subjektyvus dalykas, kas kaip jį pažiūrės. Bet bendra ta prasme, tos idėjos, kad tarkim, kaip sako tas pats Joe Dispenza arba bendrai tie visi dvasingumo mokytojai ir knygos, kad tarkim laikas yra reliatyvus, kad nėra tos ateities, nėra praeities, praeitis mūsų prisiminimai, ateitis yra mūsų įsivaizdavimas. Tai už tas idėjas tais laikais, kai vyko raganų medžioklė, tai už tas idėjas būtų žmonės irgi ant laužo sudeginę, nes ten viskas buvo prieš religiją. Ne tik prieš Dievą, bet prieš religiją, nes Dievas ir religija irgi ne tas pats yra, nes aš tikiu į Dievą, bet aš nevadinu jo. Niekaip, nei ten Dievas tėvas, nei Alachas, kas kaip pavadins, tas taip nepagadins, nes man svarbiau yra pats tikėjimas, nes nežinau, žmogus turbūt be tikėjimo, nežinau, man būtų sunku be tikėjimo į kažkuo, kažkaip suteikia prasmės, tai aš gal ta moteris turėjo omeny tai, aš nepriėmiau piktai ir aš tam pasistengiau mandagiai atsakyti, jeigu ta moteris žiūri, tikiuosi, supratot, ką turėjote omeny, nes jūs už mane vyresnė, tai nenoriu sakyti tu.
Nes, žinoma, kiekvieno suvokimas kitoks ir čia viskas gerai su tuo yra, nes aš savo mintim labiau norėjau pasidalinti ir aš pati žinau, kad aš ten labai daug prikalbėjau, man būna, kad man gal sunku išreikšti savo tą mintį, taip labai tiesiogiai, nes ateina labai daug minčių apie tai. Čia reikėtų gal pasirašyti tekstą, bet ir nenorėjau aš tiesiog ateit tokia pasiruošus, čia su šablonais pasirašius tekstą, vos ne su ChatGPT, o tiesiog, ką aš pastebėjau savo aplinkoj, tai to noriu pasidalinti. Tikiuosi, supratot mane. O dabar ištraukime ryto kortas. Ir dar dėl tų pačių kortų. Tai man kortos yra dvasingumo, mano supratimu, kaip aš kortas naudoju, man yra dvasingumo dalykas, ta prasme, mano dvasingumo praktikai, nes aš nežiūriu kortom, ten, net pas mane tokiai žmonės neteina, nes aš ir kažkaip matyt taip nusistačius, kad nepristrauk tokių ten, ar tas žmogus mane pamils, nes iš tokius dalykus aš net sakyčiau, kad ne, aš tokių nežiūriu. Man svarbiausia, kad kortos neitų prieš kito žmogaus valią, nes tu negali eit prieš kito žmogaus valią, ten, kad tarkim, kitos juodosios magijos, ten užkerėjimą ar kažką pritraukimą, tai tokie ne. Kortos, kas yra kaip įrankis, kortos nuskaito tavo ar to žmogaus energinį lauką ir realiai kartais tų kortų net nereikia, tu sėdi prie žmogų, jeigu tu esi jautresnis arba ten turi tokią labiau intuiciją, tą tokį pajautimą. Aš net yra ne kartą buvo, ypač kai gyvai aš metu ten arba su draugė sėdžiamas kortą žiūrim, kad jinai, ką jie kortas rodo, aš jau tą mačiau, tu pajauti pas žmogų kokios problemos ar kažką, tai man kortas yra labiau tas, kaip padėti žmogui pamatyti, kas viduj, kaip tarkim, aš nelyginu kortus su psichoterapija ar terapija, bet ta prasme, kai tu nueini į terapiją, tu išsikalbi ir tau duoda įrankius maždaug apie ką visą tai, tai man kortos irgi yra apie tai, kad tu vis tiek, tu kai žiūri kortas, tu pamatai žmogaus energiją, kur jisai fokusuojasi, į ką reikia atkreipti dėmesį. Aš taip žiūriu kortas. Tai va, noriu tiek pasakyti, dabar traukimės tas pačias kortas, o ne bidoną. Nu, va, iškrito visos kortos pačios labai greitai. Bidonai. Išsirinkim dabar grupę. Pirmoji grupė, antroji ir trečioji. Tai pirmoji grupė šiandien kalba apie tai, kad šiandien gali tekti gintis, pastovėti už save, nubrėžti aiškias ribas, gali jaustis pavargus, išsekus, bet dar yra jausmas, kad dar nelaiko sustoti, kad dar turi atlikti visus dalykus, visus darbus, bet jau toks, kad reikėtų jau truputį save pasaugoti, nepersikrauti, nepersistengti ir ypač jeigu jauti, kad kažkas puola iš išorės, taip taktiškai nubrėžti ribas, neleisti užlipti ant galvos, pastovėti už save, bet irgi nelys per daug į tuos kivirčius, tokius labai paprastus, ne tai kad paprastus, bet tokius bereikalingus, bereikšmius. Taip pat gali jaustis, kad esi jau pavargus, bet šį kartą kalba apie tai, kad nesi silpna, jautiesi pavargus, čia labiau rodo, kad esi atkaklinės, vis nepasiduodi. Tai toks yra kaip įsivertinimas savęs, kokį kelią ilgą nuėjai, kaip sugebi pastovėti už save, už visus dalykus, kurie tau brangus, svarbus, bet ir neapleis savęs, duok savo laiko ir pailsėti ir atgauti jėgas, nes kiek galima kovoti ir reikia ir pačiai pailsėti. Dabar antroji grupė. Tai čia tokios gan pozityvios kortos, rodančios, kad šiandien gali ateiti nauja galimybė, kažkokie nauji suvokimai, naujos idėjos, kurios duos tokį apčiuopiamą rezultatą ateityje, bet tai nebus, kad šiandien viskas greitai įvyks, toks nėra jis labai toks greitas tas pokytis, labiau čia reikia eiti tai neskubant lėtumu, ramumu, užtikrintumu, nes tai atneš tau daugiau tokio stabilumo ilgalaikį perspektyvoje, daugiau ramybės. Ir taip pat svarbu atsitraukti nuo to chaoso, nuo tų tokių neigiamų minčių, nuo negatyvo aplinkoje, labiau fokusuotis į tas galimybės, kurios yra galimas, net jeigu jos atrodo mažas dabar, bet ateityje jos tau duos tokį gerą rezultatą, kad jausiesi ir pastebėta, ir įvertinta, ir jausiesi savo rogėse. Ir trečioji korta, netgi pažiūrėkit, tokia visa ugninga, tai ši korta tokia kalbanti apie daug energijos, daug idėjų, tos kūrybinės energijos maksai. Tai ši korta kalba apie tokią labai ugningą, užsivedusią, įkvepiančią energiją. Ir ši korta kalba apie tai, kad nelauk per daug,
per daug nesverk visko, ta prasme, svarbu yra šiandien veikti, išnaudoti tą energiją, kūrybingai įgyveninti savo idėjas, ta prasme, būti veikliai, visur eiti, daryti, sportuoti, daryti tai, kas tave užveda, per daug ilgai neužsėdėti vietoj, neabejoti savimi, svarbu padėti pirmą tą žingsnį, negu kad ilgai svarstyti, kol ta energija po to išblės ir nebebus tokio palaikymo iš visatos. Kaip toks mažas šunelis sugebėjo išgąsdinti 2 suaugusius žmonės lifte, įėjo į liftą kurjeris kažkoks, išsigandė, nes jogis iškart sulojo, jis į rankas pakėlė viršų, po to įėjo vyras į liftą ir jo žmona išsigando joga, nes jisai lojo, bet ne visą laiką. Jisai ryte būna tos labai jau excited, labai jis čia nori lėkti. Bet šitie maži šuniukai, nežinau, mūsų name labai daug tų pudeliukų, tai labai daug, va, tai visi loja, žviegia, tokie pizdukėliai maži. Tai net nežinau, net ką be pasakyti tiem žmonėm, nes, auklėk, neauklės, jisai vis tiek taip daro. Nebaigiau aš sakyti apie tuos dalykus, ką pirmą kalbėjau. Tai, ta prasme, žmonės, kurie iš tikrųjų serga depresiją, tai čia net ne apie tai yra, ar iš tikrųjų, kurie turi sutrikimus tam tikrus, tai jie netgi net nemanau, kad jie naudotų tų savo diagnozių kaip atmaskių savo tokiam kažkokiam elgesiu tam tikram. Nes tas visas dalykas yra, atrodo, tos visos traumos, apie vaikystės traumas, depresijos, žiemos depresija, tokia depresija, rudens depresija, jau yra tie žodžiai taip nuvalkioti, kad jie netekia prasmės. Nes manau, žmogus, kuris iš tikrųjų serga tą tikrąją depresiją, tą klinikinę, kuriam yra nustatyta depresija, nes aš turiu draugę, kuris sirgo depresiją ir gėrė antidepresantus, tai aš realiai sužinau, kad jis serga depresiją daug vėliau, negu jinai jau realiai nustojo gerti antidepresantus, nes žmogus tiesiog apie tai nekalbė, nes supranti, kad čia liga yra ir blogai yra, bet nenaudoji to kaip pasiteisinimui, kad aš dabar taip elgiuosi ar taip nesielgiu, kaip turėčiau elgtis realiai tam tikrai situacijai, nes aš ten turiu tą ADHD arba depresiją ar dar kažką. Nežinau, kad atrodo, kad žmonės pasigauna kokį nors naują madą ir naudoja ją tiesiog. Tai va, žodžiu, keičiam temą, išvedžiau savo šunelaičius, eisiu šiandien į jogą, tikriausiai. Jeigu neaptinksiu, nes po jogos pamokos tai šonų skauda, ten taip gerai prasitampėm, bet sakau, reikėtų gal nueiti į jogą šiandien truputį pajudėti, sakau, nusipirkau tą abonementą, tai reikia naudoti, nes realiai pamokų mažokai yra per savaitę, o vakarais yra beveik kiekvieną dieną, bet aš vakarais negaliu, nes mano vyro dažniausiai nebūna tą valandą ir šiaip nes nori šeimos laiko vogti vakare. Išsiruošiau į jogą savo. Ir aš vakar išsiploviau savo šitą striukę, pabandžiu pasnikartį išsiplauti ir išsiplovė man visos dėmes. Biški sušoko man tie pūkai, aš juos bandžiu purtyti ir nežinau, ar čia man pakankamai išsipurtė, bet kol kas bus gerai. Tai dabar keliaujame, šiandien bus yin joga. Yin joga tai tokia yra lėtesnė joga, ten kai jau pozose pabūdė, tai aš labai seniai dariau yin jogą, namie taip pat nedarau, nes aš neturiu tiek kantrybės. Ilgai po 3 minutės vienoj pozai išbūt. Tai varom dabar su mokytoja ir aš tos mokytos labai pasilgau. Nes kai lankydavo, būdavo irgi tokia labai faina moteriškė. Ir žiūrėsim, kaip čia, nežinau, ar filmuosiu. Žiūrėsiu, kiek žmonių bus. Jeigu niekam aš netrukdysiu, gal įsijungsiu kamerytę, tai va. Keliaujame. Žodžiu, nebuvo yin pamokos, buvo pilatesas ant reformerio ir buvo žiauriai gerai. Nes ten truputį programą pakeitė, kadangi į yin jogą beveik nieks netein. Tai mokytoja nebetvaro, tai darėm pilatesą ant reformerio, ant tų aparatų. Tai buvo žiauriai gerai, man labai patinka pilatesas. Grįžau iš pilateso, sako, išėjau į jogą, nuėjau į pilatesą. Nes nebuvo pamokos jogos ir džiaugiuosi, nes buvo fainiau. Man pilatesas labiau patinka negu joga.
Nes aš jogą ir pati galiu, bet pilatesas ten daugiau tų žinių reikia ir tie reformeriai, kurių namie tu neturi. Tai buvo labai gerai, jis žiauriai greit praėjo valandą. Net nustebau, kad taip greit praėjo laikas. Ir taip fainai dabar tokia pasikrovus, užsikūrus tokios energijos jaučiuos. Tai dabar eisiu valgyti ko nors pasidaryti, nes išalkau. Žodžiu, noriu pasidaryti košės. Tai darysime avižinę košę, labai pasilgau. Turim vieną bananą. Turiu to riešutų sviesto, tai nežinau, arba nieko neįsidėsiu, arba gal truputį uogienės įsidėsiu. Pavalgiau, truputį pažiūrėjau Friends, kad truputį per ilgai atrodo užsižiūrėjau šiuos. Eisiu truputį prie kompo pasidėti, nes turiu numerologinės kelias pabaigti šią savaitę analizės naujiem metam. Ir po to palengva eisiu jau savo vaiką pasimti, nes taip atrodo, kad ta visa diena tokia ilga, bet kai nori į sportą dar kažkur kažką, nueini į parduotuvę ir žiūri, kad to laiko jau beveik nieko nebėra, taip miškiuti. Tai manau, šiandien pabaigsiu savo vlogmas video čia, nes daugiau nelabai ką aš čia planuoju befilmuoti, nes po to vaikus pasimsiu, bus tai jau vakaro rutina, kai mes ten valgį darysimės ir panašiai, namų darbai visokie, namų ruoša, vaikų prausimas, šunų vedžiojimas ir taip toliau. Tai nebenoriu išvarginti jūs tokiais ilgais video, kaip pavyzdžiui buvo vakar, ten vienas ilgiausių mano video. Tai ačiū, kad žiūrit, susitiksim rytoj ir iki.